Sveiki draugai, tai šiandien esam Senamiestyje, Vilniuje ir labai džiaugiuosi pristatyti jums šį restoraną Erklio namas. Rekomenduoju šį restoraną ne tik aš, bet ir Mišelino žemėlapis. Čia yra mano gero draugo Rimidžio restoranas ir čia jis yra šefas. Restoranas yra įdomus tuom, kad visi patiekalai gaminami iš viduramžių kulinarinių knygų, bet daug nepasakosiu, nes nelabai žinau, tai geriau einam į vidų, mums labiau papasakos pats šefas Rimidis. Labas! Dar reikia kartą pasisveikinti. Gerai, labas. Nu, Kaip gyvas? gerai. Kaip jūs? 100 metų. 100 metų. Mes gerai, laukiam. Laukiat, gerai, Laukiam, super. ruošiamės. Daug metų pažįstami esam, nežinau, 15 kokių gal. Jezu, jo. Jo. Tai trumpai papasakok apie savo šitą idėją, apie kodėl Erklio namas ir kokią čia virtuvę mums šiandien pasiūlys. Taip, tai daugeliui klausimų yra kaip susiję lietuviškumas su Erklio namu. Tai palikau pavadinimą šito namo statytojo, būtent Jurgio Erklio. Būtent šitų patalpų, ne? Jo, jisai pastatė šitą namą 17 amžiui. Jonų bažnyčios vyskupų kviestas vokiečių mūrininkas buvo, atstatė Jonų bažnyčią, uždirbo pinigų, nusipirko griuvėsių šito namo ir čia pastatė jį. Jurgis Erklis, ne? Jurgis Erklis. Aha. Tai jis čia Vokiečių kilmės Austras, taip. Supratau. Ir jo garbei palikau pavadinimą. Aha. Lietuviška istorinė virtuvė, aš vadinu ją taip, interpretacijos šiuolaikiškai, moderniai, gražiai, šiuolaikiškai, bet su istoriniu pojūčiu. Kaip pajusti lietuvybę lietuviškoje virtuvėje? Tai yra būtent per vietinę produkciją, per šiuolaikiškumą su viduramžiu arba su tuo istoriniu pristatymu. O patys receptai yra iš kažkokių knygų paimti, ar iš kažkokių archyvų, kaip tu juos randi? Receptai tai yra interpretacijos laiškų. Laiškai, susirašinėjimai, pirkimo čekiai, išlikusios tokios meniu, kur trumpai drūtai parašyta, kaip batviniai tiekiami buvo pietum, jautis, vakarieniai. Tai toj vietoje mes džiazuojam su tokiais receptais, nes tokių kaip dabar šiuolaikinių anais laikais tikrai nebuvo, kad paėmė ten 100 gramų cukraus, 50 gramų milto ir ten 39 gramus vandens sumaišai ir gauni blynų tešlą. Kaip pavyzdys, tai buvo toksai vienas iš įdomesnių istorinių receptų, yra taip, paėmė antros dienos augintą duoną, išmaišai, kol gaunasi gera, iškūreni pečių tam, kad būtų karštas, šauni duoną ir duoną kepi tol, kol iškepa. Va toks istorinis receptas. To vietoj mes interpretuojame. Tų senovinių receptų atkūrimas lemba. Vieną iš interpretacijų, parodysiu, ką aš naudoju. Tai Radvilų dvaro meniu. Sultinys, šonkaulių patiekalas, kriaušių desertas, pyragas, nupenėta višta. Taip, geras. Nupenėta višta prieš tai meniu. Va, čia senoviškai dar kaip parašyta. Taip, nuotraukas yra. Su žemėlapiu, kaip yra susijusi mūsų gastro istorinė virtuvė su vokiečiais ir su lietuviais. Vienas iš tokių įdomesnių istorinių, ką mes esam primiršę, tai kūčia. Ta galima paragauti visada mano restorane kūčių vakarienę. Geras. Ir mačiau, Valentino dienai esi paruošęs, ne? Taip. Degustacinį meniu. Taip. Meilės daug įdėsim. Daug meilės. Taip, meilės, daug maisto. Tavo mėgstamiausias patiekalas? Vienas iš iššūkių, kur aš niekada nemėgstu tokių dalykų, bet buvo šerno galva, foto nuotrauka, kimšta. Tai yra nulapi odą, lieka galva, ta galva visą išverdi, lieka mėsa, ją įdarai ir užmauni atgal šerno odą. Kaip įdaryta kulšelė vištos, tai čia galva. Tai čia galva, tai vienas iš tokių archaiškų patiekalų. Geras. Tai čia anksčiau buvo tokia ant stalo jau kaip... Tai povai buvo ruošiami gulbės. Gulbės netgi? Gulbės, aprengiamos tuo pačiu įdarytos kailiu. Tas mums dabar nelabai priimtina. Bet tai vienais laikais buvo labai populiarūs ir puošnūs patiekalai, kurie pakeisdavo ir paspalvindavo stalą. Geras. Tai čia ta jūsų duonytė žymioji, taip? Mūsų 9 metus auginta, brandinta natūralaus raugo duona, rugių.
Čia šefo komplimentas, spėjau. Rugių duona, taip, su aguonomis. Čia rugių duona su aguonams. Taip. Sekantis yra plaktas naminis, nepasterizuoto pieno būtent, ne, kur dabar jau labai retenybė, bet ateina atgal, tai yra nepasterizuoto pieno šviežias plaktas sviestas su česnaku, būtent fermentuotų česnaku. Ir žalias aliejūkas. Ir krapų aliejus. Krapų aliejus. Su aguonom. Sviestinės tešlos krepšelis su menkių kepinėlių paštetu, žieminių moliūgų, jaunų barokų kremas. Super. Karvės iš tiesų seniau duodavo dvigubai mažiau pieno, tai dėl to seniau mes sviestą tik didikai dažniausiai vat ir valgydavo. Nu ką, duona be nieko reikia paragauti? Manau, uošvė loretėlė panaši duona kepa, labai skanu. Visą laiką turim namie. Turbūt ir tu nori paragauti, ne? Bet nelabai paliks, turbūt. Galiu pasakyti, kad toks nepopsinis skonis, o grinai primena senovinis tokius kažkokius sentimentus. Tokį kaimą, senovinė duona, senovinis sviestas. Labai faina. Gerai, man gavom komplimentą šefo, kad nesleidinėtų. Tai uždėtas turbūt biški moliūgų tyrės. Gerai. Labai daug skirtingų skonių. Kadangi čia yra daug sluoksnių skirtingų, viską kartu suvalgai, tai tie skoniai susijungia tavo burnoje ir gaunasi vienas bendras geras skonis. Mūsų klimatas dar labai nepritaikytas vyno iš vynuogių, bet mes turėjom visą laiką laukinių vaisių, tad nuostabus vynas tikrai gaunasi pas mus paėmus vakarų technologijos. Kaip ir sakė, uogos. Kol neparagausi, nesuprasi. Tikrai daug kvapų ir skonių, skirtingų uogų. Labai skanus. Paveikslas lėkštėje vėl. Kaip aš mėgstu tokius patiekalus, nes čia yra kaip paveikslas. Iš pradžio akim, paskui kvapui, tada istorija ausim ir tada jau skonio receptoriams. Vienas iš įdomesnių konservavimo arba žuvies išsaugojimo būdų buvo istorinė virtuvės sūdymas. Ta mes čia atkartojam, tai yra menkės nugerinė, sūdyta su krupniku, šafranu ir burokėliais. Istorinė daržovė, kurią esam primiršę, tai griežtis, griežčio kremas ir marinuoto griežčio žvaigždutės. Per vidurį yra rūkytos silkės kapotinis. Užpildysim to, viskas. Pagrindinis mūsų maistas buvo žuvis, arba vėžiai, nes tiesiog labai daug pasninkaudavom, 17 amžiuje iš viso 200 dienų per metus pasninkaujam. Tai... Ragaujam paveikslą. Skanu. Kalėdinis, kaip ir sakė, pasninko patiekalas. Primena kalėdas, kur silkė, žuvis, kokybiškai viskas skaniai. Šampanu gali vadintis tik Šampanijos regione vynuogių pagamintas putojantis gėrimas, nes kadangi esame Lietuvoje, tai turim sakyti putojantis vynas, bet pagamintas pagal šampano technologiją. Labai geras, bliamba, tikrai. Matote tokios unikalios irgi spalvos, skonių žaismas. Geras. Meno kūrinys dar vienas. Kas man patinka, tortai. Pirmieji tortai lietuviškai virtuvėje buvo nesaldus. Nesaldus. Būtent interpretacija torto pavidalo, tortų gabalėlė iš lėkštės. Ir čia yra žąsies. 3 metus auginu žąsį ir kiekvieną kartą žiemai jų turiu ir visa žąsis 6-7 kg. Nuėjau modą į detalės, obuolių sultis, per naktį išsitraukiam, nukaulinam. Marinuojat obuolių sultis ar kepat? Lėtai kepat, ne? Lėtai per visą naktį, 90 laipsnių temperatūrai, visą cielą žąsį, be odos ir be krūtinėlio. Krūtinėlės jalo, brandinam, po to lengvai apkepam. Aluje? Taip. Geras. Aluje. Kiek laiko brandinat? 3
3-4 paras. Geras. Užtenka, trumpai. Ir žąsies kaulų sultinys su spalva pas mane čia ir raudono vyno. Man labai patinka, kai šefai paima gyvūną ar kažkokį produktą ir panaudoja visas jo dalis. Tai čia šitam patiekale ir panaudotas tiek oda, tiek visi kiti organai ir mėsa ir iš kaulų sultinys išvirtas. Didžiulė pagarba gyvūnui ir jo gyvybei atiduota. Nieko neišmesta. Nu, va, girteklė visa, kuri yra džiovinta. Šaltas, bet padažiūrė šiek tiek šiltas. Nuostabu. Ačiū labai. Paukštis tai aukštesnio socialinės klasės simbolis, na, kaip ir su žuvimis. 16 amžiuje kalakutus atvežė, bet čia jau didžiulė prabanga. Na. Ir gandrus valgydavo? Taip, netgi gandrus, bet jau iki 16 amžiaus mes seniau, na, tiesiog turėjom tokių įdomių pasirinkimų iš tiesų paukščiams valgymui. Ką ragavom vyną? Salstelės. Bet kvapas ir skonis tikrai smagus. Gerai, ragaujam. Gaila net gadinti tokį gražų. Čia tortas, žąsies tortas. Labai pažįstami skoniai. Viską, ką ragauju, atrodo, kad esi kažkada kažkur ragavęs. Kvapas kažkoks žinomas, kaip iš atsiminimo, ar iš vaikystės, ar iš dar kažkur. Ir žąsies, ir tų daržovių, ir to padažo, ir brūknės, ir visi tokie artimi skoniai. Bet kartu derinys labai geras, tikrai labai skanu. Toks poniškas patiekalas, galėčiau sakyti. Aš jau įsivaizduoju, kaip tais laikais smagiai puotaudo. Labai skanu. Prinokusių juodųjų serbentų vyną pusiau saldų. Čia labai ilgai išlaikytas, nes kažkokia tamsi labai spalva tokia. Čia juodųjų serbentų prinokusių vynas. Tai pauostykit, paragaukit. O kelintų čia metų nežinot? Labai intensyvus kvapas. 21. Šiaip serbentų vyno esu daug ragavęs, nesu aš jo fanas, bet turbūt prie patiekalo turėtų derėti. Įdomus. Skanus. Daug neišgersi, aišku, bet Taip, čia tik tai. grinai degustacija. Taip. Oho. Tai čia yra stirnos spurga viduj, su šakinėmis daržovėmis pakeptomis labai, išoriai kmyno tešla arba kmyno spurga. Na ką, tai grįžtu aš su istorija, tai taip apie barščius, na tas gal toks nesibaigiantis konfliktas, kienogi čia šis receptas yra iš tiesų. Su burokėlių lapais, net neturėjau tos bordo atspalvio tie mūsų barščiai. O netgi dubuo yra įkaitintas, kad neatvėstų sultinys, kai įpila į šaltą dubenį. Gerai, pasižiūrim. Gražiai, kaip viskas atrodo. Umami. Jo. Aš visada sakau, kai sujungi 5 skonius, sūru, saldu, aštru, kartu ir rūgštu, gauni tą tobulą balansą, kur tikrai nepakartojamas skonis. Labai skanu. Gerai, ragaujam su mėsytė. Galvojau daug nevalgyti sriubos, bet neįmanoma sustoti. Labai skanu. Būna, kai per mažai druskos arba per daug druskos, o čia yra toks tiek, kiek reikia. Visada turi būti druskos tiek, kiek reikia. Čia vat, būtent tiek, kiek reikia. Išragauta virėja ir įmydis dar paragauta prieš man duoda. Čia tikrai subalansuotas superinis skonis. Vaisių uogų, bet jau rožinis vynas. Čia irgi miksas uogų, taip? Taip. Interpretacija Radvilų virtuvės. Starkis su pasternokais daugelį receptų yra aprašomas. Čia yra maniškės variantas. Kuršių marių starkio filė, nugarinė palikta, natūrali, lengvai pasūdyta. Geltona ir juodoji morka, pasternokas. Žinoma. Skanus. Ačiū. Ir atrodo, kad logiškai daugiau turėjom jų valgyti, ar ne, nes kaip sakiau, kad jūrinės nelabai mėgom. Tas žuvų kimšimas iš tiesų labai toks tradicinis ir iki dabar vat išlieka. Tai tiek, skanaus. Ačiū. Ką vyną paragavai? Vasara tobula. Atšaldytas vaisinis vynas. Super. Noriu dar kartą pasakyti, kad visos lėkštės yra karštos, pašildytos, kad neatvėsintų patiekalo. Tai sriubos lėkštė irgi buvo karšta. Tai labai smagu, kad šefas į visas detalės atsižvelgia. Ragaujam.
Žuvytė tobulai iškepta, sultinga, neperkepusi. Labai skanu. Vėl visi skoniai tokie pažįstami. Labai skanu. Viskas labai tarpusavį dera. Tikrai 10 balų. Vyniuko. Ir istorija, ir ingredientus, tai nėra ką čia pasakoti. Labai skanu, tikrai suderinta, viskas subalansuota. Nėra ką pridurti, važiuojam toliau. Vaisių poskoniai labai gražiai susikomplektuos su jūsų... Tai mes turim meduoliuose marinuotą pieninį viršiuką nugarinę. Ant viršaus traškesiai bulvinės saulėgrąžos su seniančių daigais. Kopūstai, mėlynųjų kopūstų košė su ropė ant viršaus, keptų obuolių kremų ir česnakinės aliero spurga. Tai va, būtent tas aromatas ir skonis meduolių. Viskas kažkaip prie kalėdų traukia čia. Nu žiemą dar visas šventinis periodas. Taip. Tęsis. Pavyzdžiui, jautieną tikim, kad suteikia daug jėgų, tu tampi vyriškas, agresyvus, tada avieną tampi šventas, nes Dievo avinėlis šventas gyvūnas. Tai vat, manom, jeigu mėsa per raudona, jinai turi daug tulžies, tai kaip skatina nusidėti, jeigu galima pavadinti. Tai vat, užvalgysi meduolio vasarą, sakykime, tai kūno temperatūra bus per aukšta. Tai tiek. Gerai, ačiū. Matai, net nuo 18 amžiaus žmonės tikėjo, ką valgai, toks ir esi. Kas dabar grįžo turbūt į šių dienų aktualijas. Visi stengiasi atsakingai valgyti ir žiūrėti, ką valgo. Gerai, tai labai įdomu šitą mėsytę paragauti, tobulai iškepusi. Pink. Labai minkšta mėsytė, švelni, charakteringas padažas. Kopūstų košė. Viskas vėl puikiai dera. Žiemos skoniai. Geras patiekalas. Gal tik peilį duočiau mėsai. Steikinį. Bet šiaip ne steakhausas. Daug skonių. Bet kai ragauju kiekvieną kombinaciją atskirai, susijungia dar naujos natos skonių. Tai paragausim su vynu. Mėlynių vynas. Šiaip nesijaučia visai tas mėlynių tokio stipraus skonio. Jeigu nepasakytų, net gal nepajaučiau, kad čia mėlynių vynas. Bet puikiai dera prie šito patiekalo. Labai skanu, labai įdomu, kartu ir neįprasta. Kai Tomas sakė, kad mokyklo istorija ne pats geriausias buvo dalykas, kurį mokinausi, bet kai tai susijęs su maistu, tai labai įdomu ir sužinoti, ir paklausyti, ir paragauti. Interaktyvi istorija gaunasi, kad ir pasakoja, ir tuo pačiu gali paragauti, nusikelti tuos laikus, pasižiūrėti, ką žmonės tada valgė. Super. Lietuviški istoriniai meduoliai buvo, ne kaip mes dabar matom meduoliai ten tie. Taip, taip. O buvo būtent skonis, prieskoniai. Lietuvoje reikia daugiau edukacijos žmonėm, kad sužinotų, kad yra toks restoranas, kuris siūlo būtent tokius patiekalus su istorija. Perliukas, aš jį vadinu dar stebuklingų gėrimų. Negali niekaip pasveikti, nes kitą dieną vėl gydaisi. Natūraliai fermentuotas, taip? Ačiū labai. Labai skanu. Visko pabiškai, kai degustuoja, tada viskas skanu. Nes jeigu, sakau, kaip ir sriubos iki viršaus pripila, žinai, tada neskani pasidaro. Jeigu taip tiek, kiek reikia, ant dugno tos sriubos tada tikrai neskanesnė buvo. Ir akis džiaugiasi, ir siela dainuoja. Šiaip planavau nealkoholinius gėrinius čia ragauti, bet kadangi jau priderino. O, kokia dovanėlė. Su aviečių šokolado žagarėlis. Žagarėlis. Žagarėlis ant cidonijos sūrio ir padažas svarainių sūris. Su šaltalankiais.
Vėl toks žiemiškas akcentas. Taip. Nu, gal visko truputį paragausi, gal ne. Labai gražu. Žagarėlis tikrasis, lietuviškas, jau toks itin traškus turi būti. Dabar daug tų versijų, bet jau tikrai traškus. O iš tiesų, žinot, tą prakišimą tokį žagarėlio, tai tik 19 amžiaus. Tai iki to laiko mes darom tokius rombo formos. Ai, čia tokia. Ok. Viskas labai įdomu. Skoniai tokie iš vaikystės. Toks keistas jausmas. Nevalgai, o ragauji. Ir labai įdomu, nes viskas labai turi skirtingus skonius, daug skirtingų kombinacijų vienoje lėkštėje, kur tu gali žaisti ir ragauti skirtingais skoniais. Jeigu ateičiau su dama iš tą restoraną, tai jai dėmesio tikrai trūktų, nes mano visas dėmesys lėkštėje būtų. Ne per saldu ir rūgštelės, viskas. Visko, ko reikia. Labai smagu. Pasaka. Nemėgstu desertų, bet blemba. Labai skanu. Tokie desertai, kaip turbūt senoviai, nebuvo labai išsaldinti gal. Nes ir tie duonos ledai, ir tas žagarėlis, ir kaip paukščių pieno, čia panašiai. Pieniško šokolado saldainis su aguonomis. Vėlgi, skoniai primena, nežinau, ar vaikystę, ar šiaip kažkokią pasąmonę. Viskas labai pažįstama, bet taip kartu ir neįprasta ir labai skanu. Nesu valgęs gyvenime tokio saldainio su tokiu įdaru, bet labai skanu ir, sakau, tie skoniai aguonų, nežinau, primena aguonų pyragą, gal kokį, o čia saldainis. Ir mes čia jau 9 metai be kiaulienos ir be bulvių gyvename. Kodėl be bulvių? Nes tai yra vienas iš populiariausių produktų, kuriuos naudoja ir visi įsivaizduoja, kad lietuviška virtuvė turi būti būtinai bulvė. Ne, be jokios bulvės, o Ačiū labai. be jos mes turim daug nuostabių dalykų, tai būtent čia gal mano principas parodyti. Geras. Lietuviška virtuvė, be tų dviejų produktų, kuriuos mes įsivaizduojam, kad jie mes turim. Šau. Ačiū. Ačiū labai, Tomai. Smagu, kad pakvietei į svečius. Labai viskas skanu ir įdomu buvo. Tai va, gavau tokią knygą dovanų ir jūs, draugai, jeigu norite gauti tokią knygą su Tomo Rimydžio parašu, asmeniškai įteikta jums, jau žinote turbūt, ką reikia padaryti, tai po šito YouTube video paspauskit like, subscribe ir pakomentuokit, kokį senovinį patiekalą jūs žinot, ar iš savo vaikystės, ar iš kokių senelių pasakojimų. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.